Už balsavo 69, prieš 9, susilaikė 14. Seimo nutarimui dėl specialios tyrimų komisijos sudarimo po pateikimo pritarta. Svarstymo stadija yra užsirašę kalbėti diskusijoje 5 Seimo nariai. Galbūt iš eilės aš kviečiu. Pirmiausia, Valdą Vasiliauską. Ačiū, ponia pirmininkė. Nors šiaip yra akivaizdu, kad yra tik burnos aušinimas. Tačiau galime mes visi apsimesti, kad gimėm tik tai šiandien. Ir nieko nežinom apie šitą istoriją, kad nebuvo pedofilijos, kuri prasidėjo 2008 metais lapkričio mėnesį, taigi lygiai prieš 5 metus, kad nebuvo lavonų, kad nebuvo smurtinių minčių, nieko nebuvo. Tada iš tikrųjų Neringa Venckienė yra lygiai kaip Linas Karalius, kuris pramogavo Pietryčių Azijoje ir Konstitucinis teismas pripažino jį sulaužiusi priesaiką ir šiurkščiai pažeidusi Konstituciją. Ir tada iš tikrųjų mes veltui gaištam laiką, nes tikiu, kad nuosprendis yra aiškus ir galbūt jau net parašytas. Tačiau vis dėlto, jeigu mes ne vakar gimę, o truputį esame visi žmonės galvojantis, tada suprantame, kad šitame pedofilijos istorijos kontekste Neringa Venckienė nebuvo saugi, o ypač tada, kai mes ją draugiškai jai atimėme teisinę neliečiamybę. Ir tada iš tikrųjų jinai negalėjo realizuoti savo kaip tautos atstovės konstitucinio statuso ir laisvo mandato. Nes jai kiekvieną akimirką grėsė, kas grėsė? Arba smurtas, arba net mirtis. Ir jeigu šioje salėje yra nors vienas žmogus, kuris gali ir galėjo jai garantuoti asmeninį saugumą, tada prašom, meskit į ją akmenį. Į mane taip pat. Ačiū. Kalbėti kviečiu Povilą Gylį, frakcijos vardu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, ar pagrįsta, ar yra argumentuota šita apkalta? Ponas Masiulis sufokusavo visą savo dėmesį į nelankytas sesijas, nelankytus posėdžius. Iš ryto jų dar buvo 50, jau Masiulis surado 60. Dėl skaičių nesiginčysim. Faktas akivaizdus. Nuo balandžio 9-osios Seimo narės Venckienės nėra Lietuvoje ir jinai iš tikrųjų negali atlikti savo pareigų. Klausimas kodėl? Ar dėl to, kad turi priklausomybę, vartoja labai alkoholį, narkotikus, gydosi nuo alkoholizmo ar panašių bėdų? Ar yra kitas paaiškinimas? Ir jis yra logiškas. Neringai Venckieniai grėsė realus pavojus. Aš pono Baščio noriu paklausti, jeigu jis čia dar yra. Jeigu būtų normali valstybė, tai mes šiandien nepradėtume abejoti, ar sava mirtimi mirė Ūsas. Ar iš tikrųjų nuskendo Kedys? Kas drįstų beje pasakyti, kad Kedys, gal galit pasakyti, kad Kedys yra žudikas? O ant šitos prielaidos, kuri niekur nėra įrodyta, statomas didžiulis, atsiprašau, teisingumo pastatas. Ir Neringa Venckienė gerai suvokė tą grėsmę,
žuvo žmonės, jūsų skaičiuojama iki 11. Ką padarė Seimo narys kaip parlamentinės priežiūros subjektas, kad išsiaiškintų, ar išgalvoti šitie 11 žuvusių, gal jų buvo tik 4, ar nekelia minčių žūtis ypač Ūso, čia Šimašius daugiausiai gali pasakyti, jis paskutinis matė, dėja jo nėra, yra. Gal ką nors galėsit pasakyti dėl Ūso žūties, įrodyti, kad jisai žuvo savaiminę mirtimi. Mes turime klausimą, kuris nėra toks paprastas, kaip ponas Eligijus Masiulis čia mums bando pateikti. Paprastesnis yra beje Vareikio klausimas, kurio aš jaučiu šitas Seimas nekels. Jau keli mėnesiai, kai jo nėra Seime. Ir aš kažkur viešoje erdvėje mačiau pasipiktinusi Egidijaus Vareikio laiškelį. Kodėl visi apie Venckienę? Venckienė nelanko, Venckienė nelanko, Venckienė nelanko. O kas sako, aš tuščia vieta, kodėl manęs nieks nepasigedo Seime? Mesgi čia, kaip absurdo teatre. Mums parodo 12 sekundžių, kur čia yra Saulis, kurį kažkada tai aš vertinau. Ir iš to darom išvadą, kad jinai iš tikrųjų nusikalto. Gerai žinom, kad buvo laužiamos rankos, kur čia ponė Pavilioninė, įsivaizduoju, jeigu ją jau laužtų rankas, kaip jinai reaguotų. Garantuoju, priešintųsi smurtautojams ir aš ją palaikyčiau. Jeigu mūsų vaikus ir anūkus taip neštų, kaip nešė kėdytę iš namų, klikenčią, jūs galite įsivaizduoti, aš iš dalies patekau į politiką dėl šito vaizdo, nes esu senelis ir įsivaizduoju, kas mūsų šalyje vyksta. Gali taip elgti su vaiku, viso žmogaus teisės, atsiprašant, tyli, mes tylime, teisėsauga klastoja, tai kur čia broliai ir sesės demokratija? Ir mes apsimetam, kad niek šitoje valstybėje nevyksta. Jeigu čia būtų iš tikrųjų išėjimas, išvažiavimas, poilsiauti, kaip kartais čia mėgsta į šiltus kraštus nelaiku išvažiuoti kai kurie socialdemokratai, tai aš tikrai palaikyčiau atstatydinimo bent. Dabar žmogus, jausdamas grėsmę savo gyvybei, nes brolis nužudytas, Ūsas nužudytas, neišaiškinta teisėjo žmogžudystė. Ir mes dar postrigavom, atsiduokite Lietuvos teisėsaugos rankas. Jinai motina, jinai suprato, kad grėsmė jai yra tikra ir nenorėjo, kad jos vaikas liktų našlaitė. Ir čia nesilpnumas, gerbiamas Nagli. Čia yra kova už save, aš manau, kad labai išmintingai pasitraukia, nes geriau negu, sakysim, mes nujautėm, kad trinukai, socialdemokratai, liberalai ir konservatoriai balsuos už apkaltą. Neįsitikinę tuo, kad apkalta yra pagrįsta. Tai liks dėmė visiems jums. Atsiminkit, jūs einate į istoriją. Aš greitai išeisiu iš viešojo gyvenimo. Bet jūs, jaunesni, liksit ir jums šita dėmė bus visam amžiui. Šita istorija liks visam amžiui. Rektoriau, kai aš stebiu jūsų reakcijas, jos mane stebina. Turint omeny, kas paskirtas komisijos pirmininko, jau galime iš anksto numatyti rezultatą. Aš jei neklystu, komisijai vadovaus ponas Saulis. Jis jau vadovavo laikinai tyrimo komisijai dėl neliečiamybės atėmimo. Ponas Sauli, ar jūs žinote pagrindinį teisės principą? Teisėjas, kuris dalyvavo sprendžiant teisingumo klausimus vienos instancijos teisme, negali dalyvauti kitos, dėl to, kad būtų surastas teisingumas. Aš kviečiu jūs nusišalinti. Gerbiami Seimo nariai, nesupaprastinkim problemos. Mes kalbame apie nevaikščiojimą į darbą. Niekas nenori iškelti savo klausimo, kodėl Venckienė pabėgo. Kodėl ji pabėgo? Arti 10 valstybėje, arti 10 žmonių žuvo arba mirė įtartinomis aplinkybėmis. Ir mes, valstybės parlamento nariai, užuoti pareikalavę išsiaiškinti, kas čia vyksta ir kodėl šio istorijoje žūsta žmonės, tiesiog rengiamės išmesti neringą Venckienę iš Seimo.
Kągi išmeskite, mes turėsime dar vieną pabėgėlę, kuri išsiskirs tuo, kad ta pabėgėlė bus Lietuvos parlamento narė ir reprezentuos Lietuvos valstybę pasaulyje štai tokiu būdu. Ačiū. Dabar nutraukiu diskusijas. Vienas kolega atsakė jūsų tiesioginį paklausimą, o dabar vyksta balsavimas. Balsuojam. Replika po balsavimo po to. Pabalsuokit ir po to bus replika po balsavimo. Balsuojame ir pritarėm Seimo nutarimui dėl specialios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariai Neringai Venckienei pagrįstumui ištirti bei išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarimo. Už balsavo 63, prieš 6 susilaikė 14. Seimo nutarimui dėl specialios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariai Neringai Venckienei pagrįstumui ištirti bei išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarimo priimtas. Replika po balsavimo. Profesorius Juodka. Taip, gerbiami kolegos, žinot, aš kažkaip nemėgstu kalbėti be reikalo, bet kai paminė pavardę, kažkaip dera atsakyti. Tai, gerbiamas kolega, jūs paminėjot, kad jūs manęs nesuprantat. Žinot, aš ne tik jūsų seniai nebesuprantu, bet aš nebesuprantu ir kai kurių Seimo narių, ypatingai šiandieną. Man toks įspūdis, kad kaip biomedicinos atstovas matau kai kurių ne tik psichologinių, bet ir psichinių problemų. Dalykas, kame aš logiškai samprotaujant, aš nesuprantu, ko jūs norit. Pirmas dalykas – ekstradicija. Nu, klausykit, ką reiškia ekstradicija? Kas jai draudžia pačiai atvažiuoti ir prisistatyti? Kodėl reikia specialaus įstatymo, kad priversti atvažiuoti? Niekaip negaliu suvokti. Kitas dalykas – apkalta. Kiek čia mes išklausėm? Ponas Puteikis citavo, kas ką nešė, kas ką spardė, kas ką... Klausykit, apkalta šiuo atveju žmogui, kuris neina į darbą. Kodėl jūs čia aiškinatės visus teisinius procesus? Tai, kolegos, aš seniai daug ko čia nebesuprantu. Noriu reaguoti į konservatorių socialdemokratų jungtinį plojimą, kai rektorius siūlo psichiatrinę pagalbą. Žinot, aš dar iki tokio lygio nepakilau, man dar reikės tobulėti. Aš noriu sureaguoti į Povilo pasakymą. Aš nuo pat pradžių stebėjau, kas vyksta Klonio gatvėje. Važinėjau, stebėjau, kaip gyvena vaikas, kokia ten aplinka. Labai sureagavau kovo 23, dar labiau sureagavau gegužės 17 dieną. Nuėjau į teismą. Mane teisė, kad aš neteisėtai elgiausi. Jūs šito nežinot. Aš ėjau į rinkimus, pablogindamas ne tik savo bendrą padėtį, o dabar jau psichiatrus man siūlo buvęs darbdavys, aš pabloginau savo finansinę netgi padėtį. Bet aš ėjau ne dėl to, kad patekčiau į Seimą, atėjau dėl to, kad mačiau, kad teisingumui Lietuvoje, jau jūs šitą turėtumėte suprasti, yra didelės grėsmės.